Taip, turime kopūstuką. Tokį nedidelį. Sakyčiau, ką mes galim bandyti pradžiai. Trumpų peilių gal nelabai tokiam dideliam jau. Imam vieną gybą. Ir bandom per pusę perpjauti. Be kalbų pats matot. Visiškai be žodžių, be kalbų. Idealus pjūvis kopūstų. Kiaurai eina. Viena gyba kosmos, šitą senovinę ant akmenų galastą. Jis gana didelis nuolydis yra, tai čia. Noriu išbandyti šitą. Va šitą tai reikia išbandyti. Išvis, net laikyti peilį turi, kad jis tą lentą neįsmigtų. Sakykime, na ką mes su šito, vakar kopūstus, kai reikia irgi čia taip pasakė. Nu, didžiausius kopūstus, tai jūs galėsit per visą pjaustyti, nes peilis belekai didelis. Belekai tiesiog nenori su tuo dirbti. Va, virtuvė, didelis peilis gerai. Bandom su šito. O, super. Senovinis, labai geras peilis kopūsto pjaustymui. Mes imam ir bandom su mažiuku. O, kopūstui tai ledas mažiukas. Ledas, sakyčiau, be problemų. Ir nes kopūstas vis tiek šviežesnis, jis toks kitaip su juo. Išbandysime, ko nebandė. Chromaxą noriu pabandyti. Ei, va čia iškart jaučias. Ant kopūsto tai kažkas nerealaus. Nerealaus jaučias čia, tai Chromaxas super. Super duper. Chromaxas labai rimtas peilis. Na kiri. O, irgi. Dedi ir eina. Kaip dedi, taip ir eina. Irgi laikyti reikia. Na, kiris bendrai, kai pažiūrėjau, kas susijęs su daržovėm, tai vienas iš favoritų yra. Tas pats pabandykim truputį va, sumesti, užčiulpus su juo. Aišku, iš manęs čia šefas mažas, dabar tai bandau. Na, su šito. O, bandžiau. Ai, bandžiau, atrodo. Ne, tai čia nėra ko, dėdinį atspaust nereikia. O, ei, čia taip pasakė. Su daržovėm, mėsais, su dideliom daržovėm, ką reikia ten pjaustyti, reikia arbūzą, kažką atsipjauti, moliūgus. Tai čia, kosmosas yra. Na ir ką, paliekam dabar likusi kopūstą šefo peiliui darbuotis. Na irgi, be kalbų, tiesiog dedi ir eina. Tiesiog be kalbų. Super. Nu, apie šefą peilį, tai taip patyriu. Kaip gerai. Labai patogus peilis šefų. Sakyčiau, namuose tikrai reikia, nebijokit tų ilgesnių peilių. Su jais yra labai smagu dirbti. Didesnius, kai reikia susipjauti gabalus, viską. Kažkokius kopūstus, tai čia tokie 21 cm, tai čia minimum turi turėti bent vieną peilį tokį, o gal net ir ilgesnių. Lietuviai pastebėjau, kažkaip bijau, oi, tų didelių reikia mažo peiliuko mažo. Kokį mažą, su dideliu patogu dirbti yra. Aišku, toks parankinis, žinai, nesitrauksi tokį, jeigu reikia dešros gabaliuką atsipėti. Bet kai eini dirbti maistą normaliai,
daryti, ėmė kuo didesnį peilį, tau patogiau dirbti, jis pertenka ir kepsnius pjaustant, jo ilgiau užtenka. O su mažesniu tu ten tiksliai nepjauni gražiai. Vis tiek noris tą kepsnį gražų atpjauti, ten kažkur tiksliai kopūstą perpjauti, kad ten nereiktų rakinėti kelių kartų. Na tai žodžiu, tokią apžvalgą padariau. Nežinau, įsivertinkit patys, kaip kas. Iki.